Visai nesvarbu, kokie atlikėjai kokius santykius išpažįsta. Ar tai yra heteroseksualus, ar tai yra homoseksualus santykiai. Laida yra visai ne apie tai. Laida yra apie tyrą, gražų, nuostabų produktą Euroviziją. Ir jūsų vizija šiandieną žiūrovai, ekranas nemeluoja, mūsų studijoje, kaip be būtų keista, mes prisikviečiam vis įspūdingesnius dalyvius, nuo Mino iki Iglės. Toks yra šuolis, tokie yra mūsų pasiekimai kaip laidos organizatorių, kaip autorių galų gale. Ir dar įdomus faktas, kad po pirmo pusfinalio mes turėsim slaptą svečią Laimą Vaikulę. Labas. Labas. Paplojam Igliai, visiems plojam Igliai. Gerai, bent kur paploja. Iglutė, ačiū tau, kad atvažiavai į mūsų laidą. Ar buvo sunku apsispręsti žengti tokį žingsnį? Ta prasme, atvykti čia ir pareikšti savo nuomonę? Ir pas mus. Ne, labai smagu buvo. Ačiū, kad pakvietėt mane, iš tikrųjų. Pagirk. Pagirt, kurį? Ta... Kad 7bet pakvietė mane, ar jūs mane pakvietėte? Gerai, tai šiandien apie Euroviziją, tai yra paskutinis mūsų išstojimas prieš pusfinalį, nes jau netrukus Lietuva stoja pirmajam pusfinalį kovą, Silvesteris Belt pabandys padaryti tai, ko ne visi tiki, kad pateks į finalą tiki visi. Manau, kad taip, jo. Pabandys padaryti tai, kad patektų į 10. Nu, kiek yra šūdo šiemet, tai nepatekti tą finalą, nu aš prilyginčiau pilvelytės visoms nesėkmėms nacionalinėje atrankoje. Ką tu galvoji apie Lietuvos pasirodymą? Žinok, aš jau pripratau labai stipriai prie jo, jau taip stipriai, kad atpratau nuo kitų dainų ir man šitas gabalas labai patinka visur, kur ar važiuoji, ar duše, ar dar kažkur. Ir šiaip stebėti vizualiai labai patinka. Nu, toks kabinantis. Iš pradžių gal, kai laimėjo jis tą atranką, bet man čia su visais euroviziniais gabalais man... Mintys nesidėlioja, nes pasilikai tarp prie Iglės dušo, ne? Man tik... Aš kitą nežinau. Karali, ką mes kalbam? Man, kai pirmą kartą aš ją išgirdau, galbūt nedėjau, žinai, kažkokio labai didelių vilčių, bet jau paskui jau antrą kartą jau viskas. Buvo antras kartas, ne? Taip, buvo. Tai tą antrą kartą kažkaip ir labiausiai, nu, dar gal Bareikiai būčiau siuntus. Rimtai būtum siuntus Bareikiai? Ai, tai kad tiesiog man, aš žinai, ko Eurovizijoje ieškau, jausmo kažkokio, kad kažkas ar mane nustebintų, ar kad būtų ten žiauriai blogai, kad net verta finalo ten, ar kad žiauriai gerai, kad verta finalo, nu, kad man kažkoks turi būti jausmas viduje, žinai, aš kitaip negaliu tada nei žiūrėti, nei klausyti tos dainos. O kai buvo nacionalinė atranka ir Rūpai pasirodė, man jie atrodė tokie, bedvasios tokie buvo, absoliučiai bedvasios žmonės, kaip nežinau, kaip Žalgiris pernai po paskutinio LKL rungtynių, kur jūs... Planovas laiko taurė. Klausyk, bet tu paminėjai vieną iš nacionalinės atrankos lyderių. Šiaip buvo turbūt 4 Lietuvoje nacionalinėje atrankoje tokie ryškesni pasirodymai. Rūpai, Bareikis, Shower ir tą, kai išsiuntėm Silvesteris Belt. Nu, tai tie, kurie ir buvo. Jo. Tai va dabar tu man pasakai, kaip žmogus, kur muzikoje gaudaisi gerokai daugiau negu aš. Shower. Nes man Shower ir jų gabalas Impossible buvo tas, kur aš visai norėjau, kad va tokį parodyti Europoje, nes man jie savotiškai priminė Brainstorm, kur niekas net netiki arba Happy Endless, kad tai yra Latvių arba lietuvių grupės. Tai man Shower lygiai toks pat jausmas, kad tai net ne lietuvių grupė. Tau nebuvo tokio pojūčio? Labai švediško vaibo pasirodymas buvo. Lygis. Aš šiaip svajojau patyliukais, kad juos išsiųstų, bet nežinau, ar jie būtų geresni už Silvester Belt, bet tai būtų kažkas, ko aš irgi būčiau didžiavęsis Eurovizijoje. Ar Showerį, ar Silvester ar Silvestra? Silvester turbūt, jo. Man nebūtų labai kažkoko... Ketvirtą laidą vedam apie Euroviziją. Silvestras ir Silvester turbūt. Tai man nebūtų labai kažkokio didelio skirtumo, abiejais tikrai labai džiaugčiausi pasirinkimais, bet dabar jau, žinai, kai pripratau prie to, bet man reikia šokti, tai viskas. Reikia šokti. Klausyk, o kol dar nepradėjom apie šių metų Euroviziją, pati dalyvavus daug atrankų, ar ne? Nei vienoj.
nei vienoj. Ne tavo dalykas, ar dar laukia? Nieko negaliu pasakyti apie šitą, ar čia mano dalykas, ar ne mano, nes net neįsivaizduoju, kaip ten viduje viskas verda. Jeigu aš tikrai žinočiau, kad aš ten, kad mane išsiųstų, tai gal nueičiau, bet nežinau, neturiu aš nuomonės šitame. Man patinka labai kitus stebėti ir reikšti savo nuomonę savo arba Tadui arba mano šuniui, bet kad pačiai dalyvaut, O su Tadu, pavyzdžiui, jeigu tokios stiliaus kaip Zasimauskaitė su Kiltinavičium, kad susitiktumėt ant lieptelio. Ir kai ateis pabaiga, noriu, kad būtum šalia. Ir susikabina taip ranką. Gražu, romantiška, tikrai. Arba Saša Song nenuleisk akių. Būtent, kad Saša Song nuleisk akis yra. Ja. Įspūdinga mūsų laida, iš tikrųjų, aš kartais pagalvoju apie jos turinį. Jo. Ir kuo skubiau nuleisk tas akis. Gerai, tai gal... Praeitą laidą, taip kaip mes prisiminėm Irmos koncertą antrą vestuvių parą pas mus kieme. O Dieve. Ir kaip Audrius Jarusevičius nusisukęs į sieną žiūrėjo tą koncertą, tai Iglė buvo viena iš tų, kuri su Irma dar ir atliko vieną kitą jos dainą. Oho. Žinai, kur būna, kur duoda dainuoja žiauriai gražiai žmogus ir duoda kitam padainuoti. Ne, gerai buvo, aš dar su kaimynais gėrėm neseniai, pas mus buvo atėję, žinai. Ir, ką? Kola pagrindė su Romu. Ir jie sako, mes galvojam, kad tenai groja gabalus tiesiog, hebra garsiai klausosi muzikos, žinai, karaoke gal dainuoja. Bet sako, blemba kažkaip per gerai dainuoja, žinai, kažkaip... Paskui per tvorą persisvėrė ir sako, o papa. Aš tai atsimenu pačią neblogs koncertas. Vestuvių dieną, aš atsimenu pačią pagrindinę dieną, kai broliai, kai tik pradėjo dainuoti Irma, broliai. Tai kažką noriu pasakyti, sakau, kas yra. Nu, gerai. Irma. Mano tėtis taip irgi jausmus išreiškia. Nu ką, Eurovizija. Pakalbam apie esmę. Pradedam ne nuo kvizo gal šiais metais. Pirmas pusfinalis Eurovizijoje, kol dar šita laida nenusivažiavo visai nuo bėgių. Lietuva jau penktadienį pradeda, ne? Kaip tai palagaunasi? Antradienį. Antradienį, ketvirtadienį. Kerpam, Lietuva jau antradienį pradeda savo pirmąjį pusfinalį. Ir šiaip ką reikia pastebėti, kad ne tik tai mūsų gabalas potencialo turi daug, bet patys pusfinalio varžovai, su kuriais mes kalsimės, atrodo kaip tokie, už mus galintys balsuotojai. Nesutinkat, matėt, kas mūsų pusfinalį yra? Pavardink jo. Tai pirmas pusfinalis, jame susitinka Kipras, Serbija, Airija, jau gerai, Ukraina, Lenkija, Kroatija, Islandija, Slovenija, Suomija, Moldova, Azerbaidžanas, Australija, Portugalija, Liuksemburgas. Oi, seni, bet iš tų ypatingai pradžioj, kur vardinai šalis, neįmanoma neišeiti, jeigu kalbam apie politinį balsavimą, žinai. Seni, Ukraina, Lenkija, Airija. Ta pati Islandija pirmoji Lietuvos nepriklausomybė pripažinus, kuriems, aišku, dabar jau tai kelintais yra barabanų. Paminėk, jeigu gali. 90-aisiais, o? 91-ais. Tai va, tai tokia kompanija, kur, sakyčiau, finalas turėtų būti garantuotas. Ir antras pusfinalis, ten mes turim Maltą, Albaniją, Graikija, man labai patinka jų gabalas, galėsim dar pakalbėti, Šveicarija, Čekija, Austrija, Danija, Armenija, Latvija, San Marinas, Sakartvelas, Belgija, narkomanija dvelkianti Estijos grupė, Izraelis, Norvegija ir Olandija. Norvegija atrodo, kad 2 kartus bus, žinai, kažkaip. Jo. Kartus. Tai va, tai... 2 kartus Norvegija pasirodė šitoje Eurovizijoje. Taip. Antri pusfinaliai ir 11 pasirodė. Tai vat iš tų visų, ką išvardinau, čia yra 31 pusfinalio dalyvis, dar pridedam 6 tuos, kurie yra nuolatiniai Eurovizijos finalo dalyviai, gaunam 37 šalis, sugrįžo Liuksemburgas. Kas yra tavo pats nemėgstamiausias gabalas, kur galbūt kitiems patinka, o tau vat nafik jisai kaip neskamba?
Aš nežinau, žinok, man gal tas, žinai, labai dabar daug pavadinimų visokių ir daug šalių šmėžuoja per galvą, bet tas... Pabandyk paniuniuoti, aš tau pasakysiu šalį. Jau nepaniuniuosiu, tai niekai, bet toks berniukas dainuoja. Žinai, kur Ignelis sakė, kad laimės? Šveicarija? Yeah. Šveicarija. Tai Šveicarija, aš nežinau, žinok, man... Geras. Nesulipo. Geras. Ar jums patinka? Lino davė pergalę, Jurgaitytė atrodo irgi jos labai... Ignas sakė, kad čia absoliučiai fantastika. Eglė irgi sakė, kad čia į vieną kasą. Ir dabar įdomu kitokią nuomonę. Kodėl tau nesulipo? Ko tau trūksta šitai dainai? Žinai, aš kaip... Tarp kitko, jau aš kokia specialistė gyvenime neatspėjus laimėtojų, per kiek aš šitoj žemėje esu. Tai jau manęs klausyt mažiausiai. Aš sakiau, man turi būti jausmas, man turi būti kažkoks cinkelis, kad ar kažkokia įsimenama detalė, gal ir kad ir nepabėgtų labai, kad gabalas nepabėgtų labai nuo Eurovizijos. Tai aš susidėliojau savo 10, o visos kitos man dainos yra tiesiog nepasakysiu, ar čia Šveicarija, ar čia dar kažkokia kita šalis, ar ten, man jos tokios eina ir nueina vienodai, kur aš antrą kartą negalėčiau paniuniuoti ten kažko, išgirdus ten. O turi šito Eurovizijoje, kas tau kelia šiurpą, pavyzdžiui, kas tau tikrai, be Silvesterio, aišku. Nes jau Silvesteris, jau kaip sakiau, reikia kurį laiką jo neklausyti. Jo, gal taip, nes jau perklausyti tikrai nemažai kartų, bet man gal kelia šiurpą Prancūzija. Ignas tą patį sakė, kad... jinai labai nuspėjama daina, arba gal aš jau per daug klausiau kartų. Jinai Silvestro, paskui aš ją įsidėjus į playlistą esu ir kas dainuoja Europapa? Olandija. Olandija, tai va, šitas į playlistą esu įsidėjus, kur dažniausiai klausau. Bet... Žinai, kaip būna pirmą kartą išgirsti ir jau tada patinka. Žinai, nebūna, kad čia reikia priprasti, tada kažką. Ne, man šita labai labai patiko, būtent Prancūzija. O kaip tau Ukrainos gabalas? Kaip Ukrainos gabalas? Ta prasme, to gali iš Ukrainos tikėtis. Ir labai gražu visi tie balsai, irgi labai... kelinti jausmą daina, žinai. Šiaip Ukraina įspūdingas, jų buvo vienas pasirodymas, kažkada Anė Lorak tokia atlikėja, jie buvo išleidę. Ukrainietė? Jo. Tai bet dabar jinai tokia, man atrodo, į Rusiną pasidavė per visą šitą istoriją. Tai šiaip mes pripratę, kad ukrainiečių pasirodymai yra tokie visi, žinai, ar ten kažką, žinai, tokia, vis tiek. Ir aš atsimenu, vienais metais Ukraina įsiunčia tą Anę Lorak ir ten su papais tokia išeina visa, nieko ukrainietiško. Kažkokiam narve bičai ten sukiojasi pusnogiai. Shady lady, I wanna feel your body, are you ready? Ir ten visas toks. Tai va šitas, blecha. Ir taip kitko, tai buvo vienas iš tų atspirties taškų, kada Ukraina pradėjo gerai varyti Eurovizijai. Dar gali parodyti. Shady! Gal aš neatsimenu, kurios vietos jinai nesuko iš to, ką aš rodžiau, ne viską jinai darė. Aš labai atsiprašau už kultūrą laidoj, bet toks tas šou linksmasis mūsų yra. Turėjau įnešti truputėlį tos dramos į laidą, nes pajaučiau, kad šiek tiek nuėjom jau mes į tokį sentimentalumą. Jo. Tai ką čia dabar? Kitkam? Aš vis dabar mintim grįžau. Skaisgirys produceris dar kitko buvo. Jo. Mes Iglė turim laidą tokį tradicinį kvizą. Jį yra padaręs mūsų kolega Gytis. Aš dariausi. Tu darėjai. Ir jo metu yra palyginamos laidos vieno iš vedėjų, tai yra mano žinios su svečiais. Tai kol kas mane triuškinamai įveikė Grinevičius, įveikiau Jurgaitytę ir lygiosiom sužaidžiau su Mino. Nei man, nei jam tai garbės nedaro. Taigi, linksmasis žaidimas. Žaidžiam. Gerai, vieną tau, vieną jam, gerai? Gerai, apie ką čia klausimai, apie Euroviziją? Kinamas Evansas. Gerai, labai įdomus klausimas, tarp kitko. Ir jeigu neatsakai, Karolis perima klausimą. Wow, ok. Štuka euro prizas yra iš 7bet. Iš kur? Iš 7bet. 7bet.
Darius Užkuraitis yra vienas geriausių ir žinomiausių Eurovizijos komentatorių. Kiek kartų jis yra komentavęs šį konkursą? Variantai 18, 19, 20 ar 21 pasak Wikipedijos. Žinai Wikipedijas, bet kas editin gali. Užkuraitis. Taip. Ko gero, kad aš spėjau 21 kartą. Klausimą perima Karolis Tiškevičius. O aš sakau 20. Ir 1-0. Nes 2019 baigė. Nežinau, aš žinau. Ar ne? Kūrybinė grupė. Tu nepatikėsi, aš tiesiog suskaičiavau. 94, arba blogai suskaičiavau. Jis nuo 94? Taip, 94, 99, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nebuvo, nes pandemija. A ne? Tai tada netyčia gerai suskaičiavau, ačiū. Wow, Karas. Na, įspūdingos žinios. Karoli, klausimas tau. Kelintas šiemet bus Eurovizijos konkursas? Kelintas? Reikia variantų. Šiam pirmas, šiam ketvirtas, 68 ar 71? 71. Klausimą perima Iglė. Atsakymas B. Klausimą vėl perima Karolis. Variantai liko? Liko šiam pirmas arba šiam aštuntas? Šiam pirmas. Ir klausimas. Šiam aštuntas bus. Iglė, lygina rezultatas. Ačiū. O kaip man užsifiksavo, Mūsų silpnesnis auksinis protas tęsiasi. Palengvintoji versija. Dabar bus lengvesnė atsakymai. Dabar tau bus klausimas, kaip sunku. Kuri šalis niekada nedalyvavo Eurovizijos finale iš mano išvardintų? Finale. Čekija, Andora, Bosnija ir Hercegovina ar Kipras? Kipras tikrai dalyvavo. O čekai iš viso važiuoja Euroviziją, aš nei vieną pasirodymą neatsimenu. Dar išvardink pirmus. Čekija, Andora, Bosnija ir Hercegovina ar Kipras? Čekija iš vis dalyvavo Eurovizijos. Aš dabar, tu man pasakyk Čekijos bent vieną gabalą. Čekoslovakija, tai vat jie ten. O gali būti gal Andora? 2-1 Iglė pirmauja mūsų linksmajame kvize. Koks linksmas kvizas. Karoli, klausimas jums. Ar dar liekam apie čekus? Bet iš tikrųjų, jūs vat man priminkit nors vieną, aš net dabar įsijungsiu, koks nors Czech Eurovision, ne? Best, parašyk, geriausias čekų pasirodymas Eurovizijai. Jo. Gerai, best. Net man įdomu, bet man... Aš nei vieno gabalo. Ai. Kaip koks gabalas? Ai, aš žinau, tą patį norėjau sakyti. Bičiukas buvo su tokia kuprinė. Labai geras gabalas buvo. 18 metais? Jo. Paleis kelias sekundės. Mykolas Adamavičius pavardė? Mykolas Josef Adamavičius. Ai, šitas labai geras gabalas. Bičiulis, žiauriai geras. Jo. Ir Čekija. Aфиgenas. O būtų sakęs Belgija kokia? Žinai, ką reikia padaryti? Reikia ir paploti vis dėlto čekai 6 vieta sen. Mes net nežinojame, ar jie dalyvauja. Tikrai? O Andora niekad nepateko į finalą, net, ne? Andora yra dalyvavusi Eurovizijai. Irgi iš tų įsimintinesnių pasirodymų, tai čia mano biznis gabalas Andoras buvo. Nu gerai, nes... Karoli. Kol Iglė kvatoja linksmai mūsų rimtoje ganėtinai diskusijų ir aktualių laidoje apie Euroviziją, kurią pristato 7bet, tarp kitko. Klausimas tau. Taip. Kiek Eurovizijos nugalėtojų buvo 1969 metais? Variantų reikia ar nereikia? Reikia. 4, 5, 6 ar 7? 4. Teisingai. Tais metais nugalėtais tapo Didžioji Britanija, Ispanija, Nyderlandai ir Prancūzija, nes nebuvo įvesta lygiųjų taisyklė. Tai gal buvo jūs? Šiaip kūrybinį grupį reikia mikrofoną. Tiesiog laimėjo 4 šalis. Jo, nu ten tipo galėjo lygiom baigtas, kaip suprantu, ne? Jo. Ir vyko per 4 šalis kitais. Skype'u. Nu, koks šūdas iš tikrųjų. Manęs paklausit ko nors. Tai dabar tavo klausimas. Tai dabar 2-2, ne? 2-2. Iglės klausimas, matai, kad jau čia zirst pradeda. Koks pokytis Eurovizijoje įvyko 99 metais? Tu jau čia gimei 90 metais. Nu tai taip. Tavo gimimo metai. Kaip tik atsimenu, žiūrėjom tai. Tėvai turėjo sakyti tikrai ne kartą, manau. Ai, ne, dar nebuvau gimus. Tai nežiūrėjom. Tai buvai ar nebuvai? Ne, 2000-ųjų tu?
Ne, aš 99, bet kada vyksta, aš tai lapkritį gimiau. Nu, tai gal lapkritį buvo Eurovizija. Pirmoji žiemos Eurovizija Sočyje gal buvo. Žodžiu, taip, buvo uždrausta fonograma. Rusam čia būtų hana. Atsisakyta orkestro, atlikėjai pradėjo repuoti ar pradėta dopingo kontrolė, tarp kitų. Žiauriai raumeningas atlikėjas. Irgi rusam būtų hana. Pasirodo, žiauriai dopingą Dima Bilanas, žinai. Gali dar pirmus... Pirmus, ne? Buvo uždrausta fonograma, arba atsisakyta orkestro, arba atlikėjai pradėjo repuoti, arba rusams nebegalima dopingą buvo. Gal palauk, tai... O gal tikrai su fonograma dainuodu, aš bandau aspėt. Ne, žinok. Ne? Gerai, dopingas nesąmonė, o dar kokie 2 variantai buvo? Atsisakyto orkestro, arba atlikėjai pradėjo repuoti. Aš tai sakyčiau, kad atsisakyta instrumentų muzikos orkestro, kad negalima buvo instrumentais kalti, nes anksčiau tikrai buvo Eurovizijai, tuose senuosiuose pasirodymuose, ne? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Gerai. Geras klausimas, Karas. Keliamės į 2018 metus. 2018 metai. Igliai tuo metu viso labo 19 metų. 18 metų. Tai kaip tik tais metais, man atrodo, su Tadu susipažino. Yeah. Taip. Taip, aš irgi atsimenu. Iš kur? Gerai. Viso labo. Pašalinis žmogus iš publikos buvo šokęs ant scenos. Ir vieną iš pasirodymų. Taip. Kurio šalies pasirodymas tai buvo? Blemba, ir jisai subinę, man atrodo, rodė, ne? Kažkas lyg į tą pusę. Nerodė? Ar man gal tada užsifiksavo, kad jisai nepasinaudojo progą parodyti? Kitas rodė. Jo, bet tai buvo, variantai, kieno galėjo būti. Didžioji Britanija, Vokietija, Danija ar Kroatija? Kažkaip, man atrodo, kad tai buvo Didžioji Britanija. Ir tai yra teisingas atsakymas, Karas. Yes. Aš atsimenu šitą. Kažkoks neadekvatas truputį. Bet jis tikrai tai nieko neparodė. Man taip kažkaip, gal aš... Tas pats, kur Ronaldo apkabino Vilniui. Kitko Zenkovo, geras pažįstamas. Rūkytą mėsą prekiauja broliai du tokie. Per mugę buvo lašinių atpjovę. Sakė kartotų tarp kitko bičias, jeigu reikėtų Ronaldo apkabinti dar kartą. Lemba, aš kažką praleidau, čia buvo toks atvejis? Jo, kai buvo Portugalų rinktinė Vilniui su Lietuva, kai žaidė. Aha. Ir bičiukas iš tribūnų išbėgo ir Ronaldo apkabino, priklūpė ten prie jo kažkaip. Ir gavo 15 kavalkų baudos, man atrodo. Tai sakė, per pusę su federacija susimetė. Oi, duok Iglutei paskutinį klausimą. Tai čia dar turim 2 klausimus. Tai dabar 2 iš eilės Igliai. Gerai. Kuris Eurovizijos pasirodymas surinko daugiausiai taškų istorijoje? Variantų reikia ar nereikia? Reikia, aišku. Be pamirškim, kad kai pasikeitė truputį balsavimas, tai ten tų taškų močinai daugiau buvo galima surinkti. Kaip atsirado ir komisijos, ir žiūrovo, ne? Kaluš orkestra su daina Stefanija. Čia pirmas variantas. Christian Kostov, Beautiful Mess. Tarp kitko. Bet kaip variantą laikykime. Tai. Lorin su kūriniu Tatu. Ar paskutinis Salvadoras Sobralis. Ir tas gabalas jo. Gal Sobralis? Taip, Iglė šauna teisingai. Sobralis. 758 taškai. Šiaip bravo, Iglė, nes aš būčiau sakęs Kaluš orkestrą. Tikrai būčiau galvojęs. Kaluš orkestrą 631. Aha. Tas čiūvas random, nežinau, 615. Ir Lorin su Tatu 583. Yeah. Bet šiaip dėl Sobralio tai neįtikėtina. Gerai, aš irgi niekaip nebūčiau atsakęs. Buvo toksai įdomus. Fainai. Gerai. Šiaip šūdinas pasirodė. Tai dabar ant lygių gali baigti, ne? Gali. 2014 metais Azerbaidžanas norėjo skirti savo 10 taškų šaliai, kuri nedalyvavo Eurovizijos finale. Paplaukime Azerbaidžanui, vis dėlto stipriai paraštėse esanti valstybė. Kas tai per šalis? Žiūrėkit, dar kartą ir visi pasijuokiam dar skaniau, gerai? 2014 metais Azerbaidžanas norėjo skirti 10 taškų šaliai, kurios vapšė nebuvo finale. Skamba labai rusiškas toks požiūris, ne? Šiaip aš nenustepčiau, kad jie Rusijai norėjo ją skirti, bet variantai. Variantai. Malta, Airija, Latvija, Čekija. Latvijams. Labai Latviją mylu. Normans Macius. Pristatau taškus Azerbaidžaną. Labai.
Pakartojam dar kartą. Malta, Airija, Latvija, Čekija. Blet, jeigu Latvija pirmės. Gal Malta? Ne, sakyk. Atsakymą perima Karolis Renginiai Tiškevičius. Airija, Latvija, Čekija lieka. Nu, blemba, nu. Nu, Latvija, seniai, tada. Nu, Latvija. Nu, ne. Įtikinau dėl Latvijos. Tikrai nugalvoju. Ten tam pinelė turbūt Bet nebuvo. kaip jie galėjo? Tai klausyk, bet balsavimas į šalyje vyko, tai jie leido balsuotų šalį, kurios nėra finale. Tai gal norėjo. Eik, tu naša. Gal Čekija? Ir Karol, lieka vienas variantas. Nu, blemba, Latvija, nu nėra kito. Tikrai, nu, 100%. Ar tai yra Airija, ar tai, nu, ko gero, kad tai vienintelis variantas, Karol, ką tu galvoji? Tai va dabar yra atsakymas, kodėl Airija yra tituluočiausia visų laikų Eurovizijos valstybė, nes laimėjo 7 turbūt kartus, ne? O už ją balsuoja net, kai jinai nedalyvauja. Žiūrėk, seniai, įsivaizduoja Azerbaidžiane baisinis balius, žinai, iš ten, kur skelbė. Įbėga, hebra, viskas, mums skambina. Azerbaijan, you're 10 point. Tai va. Yes. 10 points. Žinot, čia yra parodija Bartuševičiaus Eurovizijos. 6 points goes to Jurmala. Tai jo, tai panašu, kad taip ir buvo, nes iš tikrųjų airiams buvo paskirta. Nu, ačiū, tikrai puikus žaidimas vedėjo, pirmiausia, dėkingas. Iglutė, tai buvo paskutinis mūsų žaidimas jau ir kitas bus tik po pusfinalio. Tai čia sėdės Clarkas turbūt. Wow. Clarkas arba Laima Vaikulė, mes vis dar esam procese. Tai va, gerai, Pauliukai, pakalbam tam, ką Iglė jau yra pasiruošus pakalbėti. Ir tai yra 10 geriausių jos manimų Eurovizijos dainų 2024 Malmėje skambėsiančių. Hei. Mano manimu, tikrai taip nebus. Bet kas man labai patinka, ką aš mielai pasiklausyčiau antrą kartą ir dar žiūrėčiau, su kai kuriuom dar nesu labai gerai susipažinus, bet šiaip 10 skyriau vietą Liuksemburgui, kadangi jau sugrįžta, ne? Dalyvauja Liuksemburgas, ne? Šiaip gudru, 30 metų nedalyvavo Eurovizijoje. Gali juos pasitikti žiūrovai balsais. Va, kodėl man ir kyla klausimas, žinai, Liuksemburgas. Kodėl žiūrovai negali jų pasveikinti balsais? Iš tikrųjų, vien sugrįžimo proga. Jo, nu tu va, sugrįžta, šiaip aš 10 vietą dėčiau bet kuriai tiesiog panai, kuri ten dainuoja, nes man, kiek aš klausiau, nežinau, pas mane labiau vyriška energija dominuoja, pas mane 10-tukį, bet jo, Liuksemburgas visai gal nieko, gal ir Graikija visai nieko, tai šitos man dvi tokios, nu, kurią dėsit, tai jau ir bus gerai. Kiek vyriškumų mes su Paulium spinduliuojam kaip vedėjai laidos? Nuo 1 iki 10. Tai 9 vieta. Kas tada toliau pas tave? Toliau yra Švedija. Va tai, pagaliau kažkas... Kodėl? Tragedija negabala šiaip. Man aš nežinau, kodėl aš ploju iš inercijos. Labai vyriški, labai smagu čia tarp jūsų būti, labai faina, labai smagu. Tai pradėjom keiktis, tada jau... Ne, nu Švedija tikrai nėra toks prastas pasirodymas. Yra. Forgettable. Kind of forgettable. Nes, tipo, tu paklausai, ten, pamirši ir toliau, žinai, kur ten, man, Bet 10-ko vertas pasirodymas. Jo, fainas beatas, žinai, gerai kalba, gerai pasirodymas groja. Gražus iš visų tų efektų ir va taip. Jo. Tikrai. O tai kas jums buvo labai, jinai užkelta, kiti labai užkėlė ją? Tai šitam gaidžiui čia nebent. Tau patinka Švedija? Ne, nes man asmeniškai ten atrodo tik tai tas švediškas vaizdelis, kad viskas gražiai, moderniai pateikta ir įdomu, nes du dviniai, bet tai viskas, kuo daina kabina. Nu, paniuniuokit man tą dainą, jeigu atsimeni, mano mielas bičiulis. Lema gera tada iš tikrųjų, dabar kaip padainavot. Tikrai gerai. Jo, pakeičiau nuomonę, tikrai. Tai ką jam reikėjo kaip pestą apie narkotikus? Testai geri gykai vis tiek. Aš estų gal negirdėjau. Gal darom apie narkotikus? Bet, nu, pavyzdžiui... Bet ne prevencijos skatinimas pasėstus. Silvestro irgi apie
narkotikus. Ir lakstys visi su švirkštais seniai. Čia kaip pažiūrėsi, nu, aš kažko nebenoriu neperskaičiau Silvestro šokti, dainos. bet man reikia šokti, nes man bus labai blogai, jei nešoks. Aš nebenoriu šokti. Seni. Nebenoriu A, tu šokt, nežinojai bet man šito? reikia šokti. Tai čia visi žino. Yes. Luktel. Kaip galėtų prasidėti. Į sceną išvažiuoja Man mašina. pakeitėt mano visą Eurovizijos žiūrėjimą. Žiūrėk, seniai išvažiuoja, nauja vizija Silvestro pasirodymai. Į sceną išvažiuoja mašina, tokia tamsintis langais, baryga atvažiavo, išlipa Silvestras. Ar aš jis dar gyju? Nu, grinai, paprastai. O čia yra pripažinta, kad Belt apie tai dainuoja, ar čia spėliojama? Kur tu prasme įdedi, ten ir bus. Nu, tai, žinai, apie ką galvoju. Ar aš vis dar gyvas? Nebenoriu, Ar tebe pažįsti mane? Nu, tai čia gali būti, žinai, 2 dienų balius. Žiūrėk, 2 dienų balius įglė, ne? Nes jau paranoja. Ir tas, žinai, nu jo, ane? Nu, žiūrėk, seniai, žiūrėk, 2 dienų balius. Atsikeli. Ar aš vis dar gyvas? Pasižiūrė veidrodį. Ar tebe pažįsti mane? Žiūri, saulė. Tada pasižiūri, tipo, draugelį. Roletus atitraukė, saulė nepakyla. Mes vėl naktį atsikėlė. Traukė atgal. Ir tada... Sakyk, ar liksi šalia. Ir žiūri, kad skambina tau merga ir luktel. Dar vieną minutę. Ir tu geri alų. Kur tu esi gintai? Dar vieną minutę, luktel. Taip, 8 vietą tiesiog įdėjau Lenkiją. Nežinau. Dėl nes pigu. Nes neturiu nuomonės, bet, nu, klausyčiau. Faina daina, gal. Faina jums ne, visiškai ne. Aš Lenkų tai atsimenu tik tada, kai jie išsiunčia panas, kurios kažką ten tokio atsineša į sceną talentų daug. Praeitais metais buvo tiesiog graži pana ir tikrai buvo fainas gabalas, kurį... Ja. Tarp kitko, mūsų radijas atsisakė priimti ją. Rimtai? Nu, tai nes ten buvo, žodžiu, išlindę pranešimai, kad jos brolis kažkaip labai, ar tiksliai nepasakysiu, kas ten dabar buvo, bet ar jos brolis buvo įsitraukęs į karą Ukrainoje, ar labai kažkaip pasisakė už tai. Nu, bet kažkoks ten buvo skandalas ir mes kažkaip pabijojom. Ja, bet tampė per visus radijus. Tai Gyčio Paškevičiaus irgi nepriėmėt į radiją, ar kaip? Jo, nuo karo pradžios Gyčio nei kvapo apskritai. Bet kalbant praeitais metais apie tą praeitų metų dainą, jinai labai faina buvo ir man buvo didelis šokas, kodėl jinai tiesiog neužėmė didesnės vietos, kad fucking duok 16 vietą. Bet jie labai išpildė pirmo pasirodymą, jo? Nes buvo baby, it's kinda crazy. Bet tiesiog faina man bent jau daina. Ne, koks skirtumas, ėjo, praėjo. Yra ir ne tai bus, tai toliau važiuojam. Atsimenat Lenkų pasirodymą, kur panas tiesiog išėjo į sceną ir ten varškę darė. Atrodo, už europinės babkės atvažiavo, etno centras pasirodyti. Išsimušim sviestą, draugai. Jo, bet ten tai buvo nuostabus pasirodymas. Jo. Gerai, tai Lenkus matai aukštai. Ok, lipam aukščiau. Jo, dabar jau gal biškai gailiuosi savo pasirinkimu, bet važiuojam toliau. Ispanija 7 vieta. Zora. Torra. Tai labai faina daina. Tikrai. Zora. Nes Karolis ją pavadino sene tiesiog. Kokia? Ne, vadinau. Nu, sakė senė. Tai aš klausiau tiesiog Igno, sakau, kiek galėtų jai būti metų, nes atrodo, kad tai jau brandaus amžiaus moteris. Šiaip daug atrodo. Sako, kad tarp 30 ir 60, taip sako Grinevičius. Taip labai jau. Jo. Etiopijos pasas. Pasiėmė. Bet šiaip unikalu, kai vyresnio amžiaus moteris dainuoja su 2 tokiais iš šonų šokėjais, kuri panašus į linksmus vyrukus. Ir dar be kita ko, daina vadinasi Kekšė, ką reiškia Zora. Tai sakyčiau, kad, jeigu dar turėtų balsą, va tu kaip atlikėja gali įvertinti. Atlikimas tai yra... Zora reiškia Kekšė? Jo. Tai tipo, vienas žymiausių Latino Amerikos herojų yra Kekšė. Tu maišai su Hera. Apie ką jau kalbėjom, žinai. Nu gerai. Žinai, kas yra? Aš klausiau jos, tik tai, aš pasirodymą nemačiau, bet aš klausiau ją kitose platformose ir kaip padarytas įrašas, tai man visai nieko. Primena Dua Lipa gal? Ne? Arba ne apie tą kalbam. Toks 80-ų gal vaibas yra. Primena Dua Lipa. Pradžia Dua Lipos. Šita Ispanija?
Ar apie tą šneku? Ne, gal ne apie tą, žinok, nes ji greičiau gal primena amžinatilsį Janiną Miščiukaitę. Aš norėčiau, kad Iglė su Zilniu komentuotų Euroviziją dviese. Zilnys šauna tų faktų, žinai, kur biški paverčia gabalą. Karolis gimė Sakartvele. Jis savo dainoje atlieka tokią... Tai padainuok angliškai. Ir bus Dua Lipa. Tikrai yra. Ai, dainavimas pats, galvoju, vizualiai. Ne. Aha. Dua Lipai nėra šiam. Ne, šiaip tai man neefektinga, man jinai kaip moteris labai patinka. Jinai atrodo nuostabiai, jeigu dar dainuotų gerai. Tai sakyčiau, kad tikrai aukšta vieta. Va čia ir yra. Tas, kur tu klausai įrašą, jau ten visą padaryta labai gražiai ir kiti labai daug autotune turi prišovę. Bet man labai gražu. Pasižiūri laivą, nuvilia. Nuvilia kai kurie pasirodymai, kurie yra dainuojami gyvai. Kur atrodo, jau šaus, tai šaus. Šūda. Bet pavyzdžiui, imant latvius, ne? Tai ir gyvai, ir įrašas tiesiog šūdas yra. Buvo nors viena laida, kad Latvijų mes neprimintume, kad Lietuvos latviams neprimintume, kad daug vilčių šiemet pagaliau patekti į finalą vis dėlto nėra. Latvijai įsivaizduok taip, išeina čiūvas su vienos spalvos treningais, tipo viršus yra apačia. Ir labai atmestinai tuo pačiu skrolindamas atlieka kokią dainą. Pauliau, žiūrėk, dabar aš noriu tau tokią naujieną pasakysiu. Tad turėsi palaikyti šitą. Gerai. Man Latvijai šiemet Eurovizijai labai patinka. Ir aš sakau tai ne tam, kad tu mestum papkę. Tiesą sakant, šiaip mažai kas žino, bet Latvijai išsiuntė tikrą superžvaigždę savo šalyje, aš nežinau, kodėl tu toliau jokiesi. Kas jis, kokius statybų žvaigždė? Jis atitinka, jeigu taip lietuviškais masteliais vertinant Sauliaus Prūsaičio maždaug žinomumą Latvijoje. Jo, jis yra Latvijos muzikos sunkiasvoris. Ir man tas gabalas yra tikrai gražus. Vat Iglė sakė, kad jai šiurpai ėjo nuo prancūzo atlikėjo. Eik. O mano šito, Iglė, tu gal nematėjai? Ne? Galėsim jeigu ką, iškirpsim tą dalį, kai jinai klausosi. O Dieve, kaip nuobodu. Žiūrėk, o tu žinai, kad lietaus garsai ten, kur YouTube yra, ten po 11 valandų yra tiesiog įrašyta kaip kepa viščiuką. Tarp kitko, bet tai yra daug įdomesnis faktas, nei kažkokie vėmalai, kad tai yra... Taip, čia labai įdomu šiandien. Jo, bet... Viščiuką kepa 11 valandų. Ne, kepa įrašė garsą, o ne dėl to, kad lietus. Čia tikrai nėra faktas, bet girdėjau. Bet yra patikrinta informacija, ar ne? Ką žinau, užsimerkti. Mes mūsų laidoje skelbiam tik tai ganėtinai kruopščiai atrinkai. Atsiprašau. Info. Nežinau, dėl Latvių, Ne, tu ne toj komandai, ne? Ne. Aš labai atsiprašau, Karolį. Gal čia buvo ir perašti. Na, sakau, čia skonio reikalas, aš žinau, kad jie nepateks į finalą, bet šitą gabalą aš pasiklausau. Yra, kad prasuku. Pavyzdžiui, Norvegus prasuku, kur visi jūs myli vertina. Visi geria Norvegus, kas ten dabar atsitiko? Aš manau, kad bus, netrukus grįšim prie tavo top 10, bet mano didžiausias fiasko bus šiemet kroatai. Pažiūrim, ką Iglė toliau parašė. Tai dabar buvo 7 vieta Ispanija. Jo, o 6 gal duočiau Ukrainai? Tik 6? Atsiprašau, ką? Gal dar kartą pasakykime vienu metu, Karoli. Tik 6? Ne, tu dar kartą sakyti, atsiprašau, ką, gerai? Atsiprašau, ką, ir mes į savo kameras, gerai? Žiūrėk, mes į savo kameras tik 6, o tu į šitą sakyk, atsiprašau, ką? Tik 6? Atsiprašau, ką? Tai ar supainėjai kažką? Ukraina karo kontekste, su geru gabalu. Atsiprašau, aš čia nežinot ką? Aš čia... Ai, čia aš kitaip, aš nesupratau užduoties. Ai, tu dėlioji savo? Aš tiesiog dėliojau, ką klausyčiau mašiną. Tai labai gerai. Labai gerai. Tai dar geriau. Tai čia dar įdomiau yra. Tai ta Ukraina
Nes ten su visais tais, tai jo, gal ir Šveicarija ten paimtų, kur pas mane 10 jos net nėra, bet kažkurią vietą gal paimtų. Dar įdomiau taip. Bet, nežinau, man Ukraina gražu žiūrėt, gražu labai klausyti, jautru ir tikrai, kad, ar 6 ar 5, kad jinai bus, tai labai faina būtų tikrai. Jo. Ir manau, kad jinai bus dar aukščiau, negu aš čia susižymėjus, bet aš tiesiog susižymėjus, ką aš klausyčiau kažkur pasileidus tiesiog ar namuose, ar ten. Tikrai faina daina, malonu klausyti. Einam prie 5. Taip, bet jo veidą išraiškai. Aš klausiausi dėmiai, seniai. Jo. Gerai, čia tai... nėra, kad aš... Kas? Baikit jūs nesąmonį šnekėti. 5 minutės? Per 5 minutės reikia dabar greitai viskas... Gerai, einam toliau tiesiog. Jo. 5 vieta aš duočiau, ar aš vis dar gyvas. Ar taip pažįsti mane? 5 vieta. Ką aš žinau, man patinka šitą dainą. Bet, žinai, reikia nepamiršti fakto, kad kalbam apie tai, ką klausytų mašinui. Čia ką aš susidėjus. Taip. Gyvenime taip nebus, kad ką aš susidedu, tas ten laimi ar turi 5, pas mane nebūna taip, niekada nesu atspėjus. Nors Jurgaitytė ir Grinevičius užtikrintai 10 mato ir balsavime. Kas yra kad absurdu. 10 bus, jeigu ten Eurovizijos žaidimą kalbant, tai aš labai norėčiau, kad būtų bent jau 10. Kad, žinai, norėtumėm, tai čia visi susėdę, turbūt norėtumėm, kad jis būtų kuo aukščiau, bet ar jis bus, va čia klausimas. Ir žinai, kas yra, aš galvoju, kad bus, nes tikrai yra labai daug peržiūrų, palyginus su visom tom, kurios peržiūrų daug surenka Eurovizinės Teisingai. dainos. Čia labai neįvertintas dalykas, kiek peržiūrų prieš Euroviziją turi gabalas YouTube'e. Buvo įkeltas net video, kaip dainuoja net ne lietuviai ir Biplan, tarp jų tų visų, dainuoja jo dainą, priedainį luktelk. Jie net nežino, ką reiškia, bet vis tiek dainuoja. Okei. Tai aš manau, kad, Toliau, turim kitą 4 vietą. 4 vieta rim-tim-tim-tam-tam-tam. Rim-tim-tam-tam. Kroatija, važiuojam, žinokit, tikrai su Kroatija. Bent jau man tikrai labai gerai. Bet tai man gal kičiukas toks lengvas, ne? Rim-tim-tigri-gidim-tam-tam. Aš žinau, kad jie bus trejate. Kažkoks gavosi rim-tim-tigri-gidim-tam-tam. Gavosi čia, žinai. Kad jie bus 5, tai duodu... daugą nukapot. Seklidę pašalinti rankiniu būdu, kad jie bus 5. Košnau su virtuviniu peiliu išpjaus. Šveberį ir išpjaus. Tik žinai, kas yra. Visada, kai būna kažkas, net Suomija 2, ne, praeitais metais liko. Tu nematai jo veido. Ką jis darė? Aš tikiuosi, kad žiūrovam tai bus parodytas stambiu planu. Prašau. Aš lieku prie to, kad Košnau pavogs peilį ir nupjaus kiaušą. Užvirė čiainikas. Atsiprašau, įglutė, bet tu turėjau jau priprasti. Tai aišku. Tu nepyk ant mūsų, mes. Eik tu načert. Mūsų jau taip paveikia yra. Mes nepriminam šitoje laidoje mūsų 2 su Tadu 5 valandą. Tikrai taip. Važiuojam toliau, ne? O dieve. 3 vieta. 3 vieta greitai Europa, Nyderlandai. Olandija. 2 vieta Italija. O. Gera daina. Pagaliau. Graži, faina, graži daina. Taip. Jo, bet tiesiog, Italija čia tikrai turi paimti ant 3 vietus, nes aš skridau lėktuvą. Labai dar, man mėgstamiausia daina yra Dovytė, kur dainavo praeitais metais. Aš neatsiprašau, negaliu. Aš atsiprašau, bet jis sėdi, akis išvarvėjusios. Nieko nebegali jau pasakyti. O tas kriuksi. Sorry, aš bandau klausyti ir girdis. Girdisi fonežė. Seniai. Arbatą geria kitus. Gerai, tai gal nuo 3 vietos, ne? Aš ir blecha. 3 vieta Europa, ne, perštikėjom Nyderlandai, 2 vieta Italija, 1 vieta Prancūzija. Va čia buvo
Drop the mic, pats geriausias visų laikų. Ir mes dėkojame Iglė iš tikrųjų, kad atvarė, ne? Iglė dar atei, kad atsisveikinsi su žiūrovu, nes mes turim dar vieną tokią laidos rubriką. Kuri vadinasi Repa. Repo kovus. Paulius sugalvoja, man visai patinka šitą idėją, palinkėjimas Lietuvai. Paskutinį laidoj gal Grinevičiui kiek nepavyko tas, bet... Jis ten kažką bandė, bet jis ten daug ir šūdo prikalbėjo. Bet čia dažniausiai tai tikrai būna prasminga ir ko gero vienintelė vertinga šitos laidos vieta. Iškirpus mūsų kalbas, tai būtų tikrai nebloga laida, o pridėjus šitą tai dar ir superinė. Tai ką tu galėtum galbūt nuo savęs palinkėti visiems Lietuvos Eurovizijos žiūrovams, gal net dalyviams, gal net tai pačiai Aistei Pilvelytei? Apie Euroviziją, ne, palinkėt. Dar tu ateisi Euroviziją, aš tave vaibą iš ko. Nežinau, kad... Sorry. Atsiprašau, Eglutė, nu. Visgi tai yra žaidimas, tiesiog... Taip, palinkėjimas Lietuvai Eurovizijos pasirinkti kamerą. Ką tik sakiau, kad net Eurovizija. Mylėkit, būkit mylimi, nepergyvenkit dėl kažkokių labai mažų dalykų, bet tuos mažus dalykus padarykit tuose mažose dalykuose prasme, kuri yra nuostabi. Ai, na šiek, žinau, man dabar, aš viskas. Mylėkit, būkit mylimi, džiaukitės kiekvieną akimirką ir žinokit... Iglutė, nesiparik, važiuokai tu. Žinai ką? Tiesiog pasakyk, myliu jūs visus ir mylėkit kitus. Žinai, kai įsivaizduoju, Iglė prezidentė būtų. Vasario 16 kalbų. Tikrai taip ir būtų. Žodžiu, įprasminkit savo gyvenimus. Ir Tiškės palinkėjimas į darbinę kamerą. Aš linkiu visiems įsijungti šitą laidą ir po Eurovizijos pusfinalio, nes čia sėdės arba Laima Vaikulė, arba Gintautas Kirkila Clarkas. Čia buvo Atvesk su Eurovizija. Kirkila pavardė. Kaip vadinasi laida šitą? Paklausom iš naujo. Jo, aš gal tik tai norėčiau, kad visi žiūrovai surastų laiko įsijungti šitą laidą ir po Eurovizijos pusfinalio, nes mes sugrįšim 5. kartą ir čia sėdės vienas iš 2 Latvijos arba Lietuvos. Ir aš savo ruožtu gal norėčiau pakviesti visus žiūrovus įsijungti šitą laidą ir po Eurovizijos pusfinalio. Didžiajam finale, aišku, bus Lietuva ir mes aptarsim visas Lietuvos ir kitų šalių galimybės čia su Paulium. Irgi pašnekovas bus. Lauris Reinikis bus. Gal net tas pats Lauris Reinikis. Taip, kad būkit su mumis, čia buvo... Normons ir Nauris Tiškevičius ir Paulius. Skrienu vėl, mane paspėj. Kol Kaip iš kur žinot latvišką versiją? Čia nėra normalu. Aš lietuvišką dainuoju.